renginį. Mes galėsime visi pasidžiaugti, taip pat ir gyventojai, mokiniai. Ir pamatyti pasiekimus mūsų Lietuvos žmonių. Taigi dar kartą sveikinu su parodos atidarymu. O ši paroda yra todėl čia, kad Kauno rajono savivaldybė yra paskelbta krepšinio sostinė šiais metais. Ir aš net nebejoju, kad jūs jau tai puikiai žinote. Taigi, ką? Gražios šventės. Ačiū. Iš tiesų, Kauno rajonas 2026 metais yra krepšinio sostinė. Tai yra įvertinimas ne tik už tai, kad Kauno rajonas yra sportuojantis Kauno rajonas, bet tai yra įvertinimas už tai, kad čia yra labai stipriai išvystyta sporto infrastruktūra. Čia visi pasiekimai orientuoti tik į pačius geriausius rezultatus, o rezultatas ne visada yra tik pergalė. Rezultatas dažniausiai yra pats procesas, kuris iš tiesų ir neša laimę. Kaip vedėjai ir sakė, sportuojantys žmonės, tai yra sveiki žmonės, tad būkime aktyvūs, sportuokime. Na ir nieko nelaukiant, pradėkime šios dienos parodos atidarymo renginį, kurį, tiesa, pamiršau, kad šiandieną savo džiaugsmu būti čia taip pat noriu pasidalinti ir krepšinio namų vadovė Vaiva. Tai Vaiva, nekurys. Gal geriau skamba. Labas vakaras visiems. Jau pristatė su Vaiva Garlinskė, krepšinio namų vadovė, dar kartais sakau naujoji, bet jau pasirodo laikas labai greitai bėga. Ir iš tikrųjų kelios mintys, kurias norėjau pasakyti. Pirma, labai smagu iniciatyva susitelkti ir turėti krepšinio, Kauno rajono krepšinio sostinės vardą. Tai yra šie metai tam skirti ir pirmoji paroda, kuri vyksta būtent Atlantos olimpiadai paminėti 30 metų, būtent vyksta ir pas jūs, su kuo matyt sveikinam. Matyt, paroda pildysis, jinai gali keistis tiek, kiek gavom, tiek, kiek susitelkėm, tikrai nemažą, atrodo, susirinkom. Dar ir interaktyvas atvyko, kur galėsit vėliau įsivertinti savo žinias, pamatyti prisiminimus kadruose, nuotraukose, būtent iš Atlantos olimpiados surinktas archyvas yra. O ką galiu pasakyti apie krepšinio namus? Tai yra, jie atvažiuoja pas jūs, bet mes labai laukiam jūsų taip pat jau mieste, labai gražioje vietoje, Santakoje. Jeigu adresą pamiršit, atsiminkit Sabonio numerį, ir ne Santakos, o Santakos 11. Esat laukiami ir norėtume pasakyti labai trumpai, su kolektyvu mes 4 žodžius radom, kad apibūdinti save. Kągi mes darom? Sužinok, tai yra kviečiam į edukacijas vaikams, labai tinkamo amžiaus nuo 5 metų. Edukacijos suaugusiems, sakom, iki 99, vyresnių gal dar ir neturėjom. Skirtingai šiandien susipažinsit su mūsų nuostabiu gidu ir tada įvertinsit, ar norėtumėt jį dar kartą išgirsti. Pamatyti, tai yra parodos ekspozicijos vertingiausi eksponatai, ne tik su Atlantos olimpiada susiję. Ir jeigu kada netilpsit į savo salę ar norėsit pakeisti erdvę, visada kviečiame erdvę, turime didelę renginiams. Ir paskutinė vieta, kaip sakau, jeigu kada nesat sirgalius, bet pasimetęs, nežinot, ką dovanoti žmogui, kuris viską turi, tai visuomet gera idėja yra turėti įsiamžino krepšinio sirgalių legendų aikštelėje savo vardinę, kolegos, priešo ar draugo ar kaimyno plytelę. Ja galima už simbolinę paramą krepšinio namam ir jo įamžinimui įsigyti būtent mūsų internetinėje nuorodoje, kur nesunkiai padėsim tą gyvendinti ir padaryti. O ką noriu pritarti raminti, paskutinė mintis yra, iš tikrųjų, sportas duoda gyvenime labai daug. Ir už tai aš labai džiaugiuosi, kad mes matyt ir šitų dalykų nešam norą, kad būtų daugiau sportuojančių žmonių. Pati žaidžiu krepšinį iki dabar. Ir kaip sakau, sportas davė man, manau, tiek pat, kiek mokykla. Konkurencija, ryžtą, pareigą. Ir nieks manęs nevežė, aš jau pati per lietų, per balas ir panašiai. Tai visi vaikai, kad negautumėt bausmės, kaip pasako, jeigu nusikaltai neisi į treniruotę, tai būtų didžiausia bausmė. Dabar yra džiaugsmas, kad aš galėsiu, nei pati turiu tą patį namuose, tai labai linkiu išugdyti ir išsiugdyti taip, kad mes patys norėtume eiti sportuoti. Ir ties, kas šiandien atėjo, aš turiu po mažą dovanėlę, dabar aš jums ir perduosiu. Ir prieš perdodant žodį, kaip sakiau, mūsų gidui Dominykui, kuris, manau, užkabins idėją, ką mes darome krepšinio namuose. Jei norėsit plačiau, su kolektyvu, su kaimynais, su draugais, su klasėm, labai esate laukiami pas mus. Kreipkitės nedvejodami. Ačiū Jums ir gero vakaro. Tai
kad paroda nebūtų tik paroda, bet kad tai būtų ir žinios, tai kviečiam Vydą Dominiką. Labą dieną visiems. Jau kaip mane pristatė, esu vardu Dominikas. Esu krepšinio namų gidas. Jau pirmi metai žmonėm lygiu tą idėją, kodėl mes mylim ir gerbėm šią sporto šaką, nes visi suprantam, kad Lietuvoj krepšinis yra ypatinga sporto šaka. Net sakom, kad tai tokia klišė, bet sakykime, kad antroji religija. Nebereikalo. Būtent mano tikslas yra priminti žmonėm, kodėl taip yra, kaip krepšinis iš viso atsirado, kaip visi Lietuvą atkeliavo ir kodėl mes ją taip gerbėm ir mylim. Tai jeigu dabar vieną minutėlę leisit, aš prisijungsiu prie ekrano, kad mes galėtume ne tik girdėti mane, bet viską puikiai ir matytume. Aš esu paruošęs jums skaidrės, visą istoriją, kaip mes, tokią gražią ir turtingą istoriją turime krepšinio. Gerai, tai vieną sekundėlę. Ilgakinį. Mes galėsime visi pasidžiaugti, taip pat ir gyventojai, mokiniai. Ir pamatyti pasiekimus mūsų Lietuvos žmonių. Taigi dar kartą sveikinu mūsų parodos atidarymu. O ši paroda yra todėl čia, kad Kauno rajono savivaldybė yra paskelbta krepšinio sostinė šiais metais. Ir aš net neabejoju, kad jūs jau tai puikiai žinote. Taigi, gražios šventės. Ačiū. Iš tiesų, Kauno rajonas 2026 metais yra krepšinio sostinė. Ir tai yra įvertinimas ne tik už tai, kad Kauno rajonas yra sportuojantis Kauno rajonas, bet tai yra įvertinimas už tai, kad čia yra labai stipriai išvystyta sporto infrastruktūra. Čia visi pasiekimai orientuoti tik į pačius geriausius rezultatus, o rezultatas ne visada yra tik pergalė. Rezultatas dažniausiai yra pats procesas, kuris iš tiesų neša laimę. Kaip vedėjai ir sakė, sportuojantys žmonės, tai yra sveiki žmonės, tad būkime aktyvūs, sportuokime. Na ir nieko nelaukiant, pradėkime šios dienos parodos atidarymo renginį, kurį, tiesa, pamiršau, kad šiandieną savo džiaugsmu būti čia taip pat noriu pasidalinti ir krepšinio namų vadovė Vaiva. Tai Vaiva, neklysiu. Geriau skamba. Labas vakaras visiems. Jau pristatė esu Vaiva Garlinskė, krepšinio namų vadovė, dar kartais kol naujoji, bet jau pasirodo laikas labai greitai bėga. Ir iš tikrųjų kelios mintys, kurias norėjau pasakyti. Pirma, labai smagu iniciatyva susitelkti ir turėti krepšinio, Kauno rajono krepšinio sostinės vardą. Tai yra šie metai tam skirti ir pirmoji paroda, kuri vyksta būtent Atlantos olimpiadai paminėti 30 metų. Būtent vyksta ir pas jūs, su kuo matyt sveikinam. Matyt, paroda pildysis, jinai gali keistis, kiek gavom, kiek susitelkėm, tikrai nemažą atrodo susirinkom. Dar ir interaktyvas atvyko, kur galėsit vėliau įsivertinti savo žinias, pamatyti prisiminimus kadruose, nuotraukose, būtent iš Atlantos olimpiados turintas archyvas yra. O ką galiu pasakyti apie krepšinio namus? Tai yra, jie atvažiuoja pas jūs, bet mes labai laukiam jūsų taip pat jau mieste, labai gražioje vietoje, Santakoje. Jeigu adresą pamiršit, atsiminkit Sabonio numerį, ir ne Santakos, o Santakos 11. Esat laukiami ir norėtume pasakyti labai trumpai, su kolektyvu mes 4 žodžius radom, kad apibūdinti save. Kągi mes darom? Sužinok, tai yra kviečiam į edukacijas vaikams, labai tinkamo amžiaus nuo 5 metų. Edukacijos suaugusiems, sakom, iki 99, vyresnių gal dar ir neturėjom. Skirtingai šiandien susipažinsit su mūsų nuostabiu gidu ir tada įvertinsit, ar norėtumėte jį dar kartą išgirsti. Pamatyk, tai yra parodos ekspozicijos vertingiausi eksponatai, ne tik su Atlantos olimpiada susiję. Ir jeigu kada netilpsit į savo salę, norėsit pakeisti erdvę, visada kviečiame erdvę, turime didelę renginiams. Ir paskutinė vieta, kaip sakau, jeigu kada nesat sirgalius, bet pasimetęs, nežinot, ką dovanoti žmogui, kuris viską turi, tai visuomet gera idėja yra turėti įsiamžino krepšinio sirgalių legendų aikštelėje savo vardinę, kolegos, priešo ar draugo ar kaimyno plytelę,
ją galima už simbolinę paramą krepšinio namam ir jo įamžinimui įsigyti būtent mūsų internetinėje nuorodoje, kur nesunkiai padėsim tą gyvendinti ir padaryti. O ką noriu pritarti Ramintai, paskutinė mintis yra, iš tikrųjų, sportas duoda gyvenime labai daug. Ir už tai aš labai džiaugiuosi, kad mes matyt ir šitų dalykų nešam norą, kad būtų daugiau sportuojančių žmonių. Pati žaidžiu krepšinį iki dabar. Ir kaip sakau, sportas davė man, manau, tiek pat, kiek mokykla. Konkurencija, ryžtą, pareigą. Ir niekas manęs nevežė, aš jau pati per lietų, per balas ir panašiai. Tai visi vaikai, kad negautumėt bausmės, kaip pasako, jeigu nusikaltai neisi į treniruotę, tai būtų didžiausia bausmė. Dabar yra džiaugsmas, kad aš galėsiu, nei pati turiu tą patį namuose, tai labai linkiu išugdyti ir išsiugdyti taip, kad mes patys norėtume eiti sportuoti. Ir ties, kas šiandien atėjo, tai aš turiu po mažą dovanėlę, dabar aš jums ir perduosiu. Ir prieš perduodant žodį, kaip sakiau, mūsų gidui Dominykui, kuris, manau, užkabins idėją, ką mes darome krepšinio namuose. Jei norėsit plačiau, su kolektyvu, su kaimynais, su draugais, su klasėm, labai esate laukiami pas mus. Kreipkitės nedvejodami. Ačiū Jums ir gero vakaro. Tai kad paroda nebūtų tik paroda, bet kad tai būtų žinios, tai kviečiam Gidą Dominiką. Labadiena visiems. Labadiena, jau kaip mane pristatė, esu vardu Dominikas. Esu krepšinio namų gidas. Jau pirmi metai žmonėms lygiu tą idėją, kodėl mes mylim ir gerbėm šią sporto šaką, nes visi suprantam, kad Lietuvoje krepšinis yra ypatinga sporto šaka. Net sakom, kad tai tokia klišė, bet sakėčiau, kad antroji religija, ne? Nebereikalo. Būtent mano tikslas yra priminti žmonėms, kodėl tai yra, kaip krepšinis iš jūsų atsirado, kaip visi Lietuvą atkeliavo ir kodėl mes ją taip gerbėm ir mylim, ne? Tai jeigu dabar vieną minutėlę leisit, aš prisijungsiu prie ekrano, kad mes galėtume ne tik girdėti mane, bet viską puikiai ir matytume. Aš esu paruošęs jums skaidrės, visą istoriją, kaip mes, na, tokią gražią ir turtingą istoriją turime krepšinio. Gerai, tai vieną sekundėlę. Taip. Trukdydavo krepšininkams žaisti. Jie tada lentą uždėjo, kad nieks tų rankų nekaišytų. Ir po tokių esminių taisyklių pakeitimų Sanda Berenson Abbott organizuoja pačias pirmas rungtynės tarp panelių. Kaip galvoja, tarp panelių savo pirmose rungtynėse daugiau taškų įmeta nei vaikinai? Ta 1-0 permės čia, na taip ir sunku turbūt, ar ne? 6-7. Tokį rezultatą. 6-7. Nes vaikai sako, va iš kur tas X7 atsirado. Tai kaip mes supratom, kad moteris gali irgi kuo puikiausiai žaisti krepšinį, tada palengva pradeda keistis požiūris, kad jos gali sportuoti ir daugiau veiklų daryti. Galbūt tai vyksta ne iš karto, bet būtent Sanda Berenson Abbott, kaip sakant, užkūrė tą sniego gniūžtės efektą, kuris leido keisti požiūrį. Nes mes nesakom, kad Lietuvoje krepšinis yra, bet kaip ir antroji religija, o Kaunas yra Lietuvos krepšinio širdis, kas kaip nori, tai pavadina. Yra 3 veiksniai, kas tą nulėmė. Tai pirma, kad mes turime Žalgirį, viena stipriausių Europos komandų, ypač šiemet. Turime Žalgirio areną, kuri yra didžiausia Baltijos šalyse, o taip pat Kaune buvo pirmą kartą sužaistos krepšinio rungtynės. Kaip galvoja, 100 metų bus prabėgę nuo to įvykio? 104 metai. Visai neseniai mes įpaminėjom tokią gražią datą, ne? Bet juk mes suprantam, kad ne mes, kad ir kokie lietuviai būtų kūrybingi, ne mes sukūrėm šį žaidimą. Iš kokios šalys jis atvyko? Iš Amerikos. Tai Amerikos valstijų, visiškai teisingai. Bet ar amerikietis jį sukūrė? Ne amerikietis. Prancūzas. Būtent štai šis vyriškis vardu Jamesas Naismitas. Jisai ir sukūrė šį nuostabų žaidimą, tai mano tikslas jums ir papasakoti, kaip jis tai padaro. Kad ir gimė jis Kanadoj, būdamas jaunas, 25, Jamesas Naismitas išvyksta iš Ontarijo miesto Kanados į Ameriką, Massachusetts valstiją. Ir jis gauna ten darbą. Springfieldo universitete kūno kultūros mokytojo darbas. Nu ką kūno kultūros mokytojas daro, tokiu mes puikiai suprantam, ar ne? Užima studentus
kažkokia tai sportinė veikla. Ir ji visada būdavo lauke. Nesvarbu, kokios oro sąlygos bebūtų, studentai su Džeimsu eidavo į lauką. Žaisti gimtynės, futbolą, gimnastiką. Tokios 3 pagrindinės sporto šakos. Bet ateina vieną kartą pas Džeimsą Neismitą universiteto vadovai ir jo paprašo, kad jis sugalvotų žaidimą salėje. Kad studentai nesitiktų laukia minusiniai temperatūrai, ypač žiemos sezonų, sugalvok žaidimą salėse. Mes tau duodam 3 savaitės tam, kad sugalvotum paprastą, bet įdomų žaidimą. Gerai, sako Džeimsas, pabandysiu. Jam buvo nustatyta data. Gruodžio 21 dieną turėsi vadovam pristatyti šį žaidimą. Nu gerai. Ateina gruodžio 20. Jau rytoj Džeimsui reiks pristatyti žaidimą. Kaip galvojat, ar jis jau turi idėją, apie ką bus rytoj tas žaidimas? Paskutinė diena, jis dar žalio supratimo neturi. Ką čia reiks rytoj daryti? Reikia greit galvot. Ir jis paskutinę dieną nueina į salę ir ten randa futbolo kamuolį. Pagalvoja, kad tai bus labai geras daiktas, su kuriuo reikės į kažką pataikyti. Jisai su to futbolo kamuoliu nueina pas universiteto sodininką ir sako, gal sodininkė turiu porą dėžių, į ką vaikinai šitą kamuolį pavėti. Nu, sako sodininkas, atsiprašau, aš dabar dėžių neturiu, bet ką turiu, tai tokius apvalius medinius persikų krepšius. Gerai, sako, pasimkim porą tų krepšių, einam su manim į salę. Nueina jie į salytę, nedidelę salytę, ir jie pamato, kad ant balkono yra salytė yra štai tokie balkonai. Ir jie nusprendžia ant tų balkonų pakabinti tos 2 persikų krepšius. Nu ką, paskutinę dieną turim krepšį, turim kamuolį, dar jis greit sugalvoja 13 taisyklių savo naujam žaidimui. Ir ką, pasikviečia studentų ir jiems papasakoja, ką jūs čia dabar turėsite daryti. Štai toks persikų krepšys buvo uždėtas ir sako, jūs šitose rungtynėse negalit kamuolio nei mušinėt, nei bėgti su kamuoliu, galėsit tik komandai draugui perduoti arba pagavęs mesti štai tokį persikų krepšį. O jeigu pataikysi, kiek taškų gausi, kaip galvoji? 1 tašką. Sakydavo įvartis. Nu ir ką, gerai studentai, kaip ir suprato, ką reiks daryti. Bet tame, kad jie nieko panašaus nėra bandę žaisti. Ar ne? Studentai buvo paskirstyti į 2 komandas, mes dabar žaidžiam krepšinį kiek prieš kiek? 5 prieš 5. Jis tuo metu sugalvoja, kad bus 9 prieš 9. O aikštelė buvo 2 mažesnė negu dabar. Vos 10 metrų 15 pločio, labai nedidelį salytę, ne? Studentai buvo paskirstyti į 2 komandas, po 9 ir ką? Pradedam rungtynės. Gruodžio 21 diena, 1891. Rungtynės vyksta pusę valandos. 15 minučių pirmas kėlinys, 5 minutės pailsėt, 15 minučių antras kėlinys. Tai va per tą pusvalandų rungtynį, kaip galvojat? Ar buvo traumų? Per akis. Studentai viens kitą mušė, daužėsi kaip įmanoma. Buvo, kaip sakant, už kojų griebė, ten fiziškumas liejosi per kraštus. Toli gražu viens kitos studentai negailėjo. Traumų miškas. Šonkauliai lūžė, išnarinti pečiai, vienas žmogus sąmonę prarado, dantys išbyrėjo. Bet per tą traumų mišką, kaip galvojat, kokiu rezultatu galėjo pasibaigti rungtynės? 2-0. Dar mažiau. 1-0. Per visą pusvalandį vos vienas studentas pataikė į krepšį. Taip rungtynės ir pasibaigė. Bet kaip galvojat, ar patiems studentam, ar patiko, ką čia sužaidė? Žiauriai patiko. Sako, Džeimsai, labai smagus žaidimas. Galbūt, kad legaliai pasimušt galėjo, bet esmė, sako, mes supratom, koks įdomus ir azartiškas žaidimas. Ir patys studentai sugalvojo šiam žaidimui pavadinimą. Kaip jie anglų kalbą galėjo pavadinti? Iki šių. Basketball. Taip, čia pačių studentų sugalvotas pavadinimas. Ir tas basketball žaidimas labai greitai pasklinda po kitus universitetus. Žmonės kalba, kokį čia įdomų žaidimą mūsų fizrukas sugalvojo. Po mėnesio laiko Springfieldo laikraštį paskelbiamos šio žaidimo taisyklės. O prabėga metai ir visa Amerika jau žaidžia krepšinį. Viena bėda, jį žaidžia tik vaikinai. Panelės į krepšinį. Nes mes nesakom, kad Lietuvoje krepšinis yra, kaip ir antroji religija, o Kaunas yra Lietuvos krepšinio širdis, kas kaip nori, tai pavadina. Yra 3 veiksniai, kas tą nulėmė. Tai pirma, kad mes turime Žalgirį, viena stipriausių Europos komandų, ypač šiemet. Turime Žalgirio areną, kuri yra didžiausia Baltijos šalyse, o taip pat Kaune buvo pirmą kartą sužaistos krepšinio rungtynės. Kaip galvojat, 100 metų bus prabėgę nuo to įvykio? 104 metai. Visai neseniai mes įpaminėjom tokią gražią datą, ne?
Bet juk mes suprantam, kad ne mes, kad čia kokie lietuviai būtų kūrybingi, ne mes sukūrėm šį žaidimą. Iš kokios šalys jis atvyko? Iš Amerikos. Tai ne Amerikos valstijų, visiškai teisingai. Bet ar amerikietis jį sukūrė? Ne amerikietis. Prancūzas. Būtent štai šis vyriškis vardu Jamesas Naismitas. Jisai ir sukūrė šį nuostabų žaidimą, tai mano tikslas jums ir papasakoti, kaip jis tai padaro. Kad ir gimęs Kanadoj, būdamas jaunas, 25, Jamesas Naismitas išvyksta iš Ontarijo miesto Kanados į Ameriką, Massachusetts valstiją. Ir jis gauna ten darbą Springfieldo universitete kūno kultūros mokytojo darbas. Nu ką kūno kultūros mokytojas daro, tokiu mes puikiai suprantam, ar ne? Užima studentus kažkokia tai sportinė veikla. Ir jį visada būdavo lauke. Nesvarbu, kokios oro sąlygos bebūtų, studentai su Jamesu eidavo į lauką. Žaisim gimtynės, futbolą, gimnastiką. Tokios 3 pagrindinės sporto šakos. Bet ateina vieną kartą pas Jamesą Naismitą universiteto vadovai ir jo paprašo, kad jis sugalvotų žaidimą salėje. Kad studentai nesitiktų laukia minusiniai temperatūrai, ypač žiemos sezonų, sugalvok žaidimą salėje. Mes naudodam 3 savaitės tam, kad sugalvotum paprastą, bet įdomų žaidimą. Gerai, sako Jamesas, pabandysiu. Jam buvo nustatyta data. Gruodžio 21 dieną turėsi vadovam pristatyti šį žaidimą. Nu gerai. Ateina gruodžio 20. Jau rytoj Jamesui reiks pristatyti žaidimą. Kaip galvojat, ar jis jau turi idėją, apie ką bus rytoj tas žaidimas? Paskutinė diena, jis dar žalio supratimo neturi. Ką čia reiks rytoj daryti? Reikia greit galvot. Ir jis paskutinę dieną nueina į salę ir ten randa futbolo kamuolį. Pagalvoja, kad tai bus labai geras daiktas, su kuriuo reikės į kažką pataikyti. Jisai su to futbolo kamuoliu nueina pas universiteto sodininką ir sako, gal sodininkė turiu porą dėžių, į ką vaikinai šitą kamuolį pavėti. Nu, sako sodininkas, atsiprašau, aš dabar dėžių neturiu, bet ką turiu, tai tokius apvalius medinius persikų krepšius. Gerai, sako, pasimkim porą tų krepšių, einam su manimi salę. Nueina jie į salytę, nedidelę salytę ir jie pamato, kad ant balkono yra salytė yra štai tokie balkonai. Ir jie nusprendžia ant tų balkonų pakabinti tos 2 persikų krepšius. Nu ką, paskutinę dieną turim krepšį, turim kamuolį, dar jis greit sugalvoja 13 taisyklių savo naujam žaidimui. Ir ką, pasikviečia studentų ir jiems papasakoja, ką jūs čia dabar turėsite daryti. Štai toks persikų krepšys buvo uždėtas ir sako, jūs šitose rungtynėse negalit kamuolio nei mušinėti, nei bėgti su kamuoliu, galėsit į komandai draugui perduoti arba pagavęs mesti iš tokį persikų krepšį. O jeigu pataikysi, kiek taškų gausi, kaip galvoji? 1 tašką. Sakydavo įvartis. Nu ir ką, gerai studentai, kaip ir suprato, ką reiks daryti. Bet tame, kad jie nieko panašaus nėra bandę žaisti. Ar ne? Studentai buvo paskirstyti į 2 komandas, mes dabar žaidžiam krepšinį kiek prieš kiek? 5 prieš 5. Jis tuo metu sugalvoja, kad bus 9 prieš 9. O aikštelė buvo 2 mažesnė negu dabar. Vos 10 metrų 15 pločio, labai nedidelį salytę, ar ne? Studentai buvo paskirstyti į 2 komandas, po 9 ir ką? Pradedam rungtynės. Gruodžio 21 diena, 1891. Rungtynės vyksta pusę valandos. 15 minučių pirmas kėlinys, 5 minutės pailsėt, 15 minučių antras kėlinys. Tai va per tą pusvalandį rungtynių, kaip galvojat? Ar buvo traumų? Per akis. Studentai viens kitą mušė, daužėsi kaip įmanoma. Buvo, kaip sakant, už kojų griebė, ten fiziškumas liejosi per kraštus. Toli gražu viens kito studentai negailėjo. Traumų miškas. Šankauliai lūžė, išnarinti pečiai, vienas žmogus sąmonę prarado, dantys išbyrėjo. Bet per tą traumų mišką, kaip galvojat, kokiu rezultatu galėjo pasibaigti rungtynės? 2-0. Dar mažiau. 1-0. Per visą pusvalandį vos vienas studentas pataikė į krepšį. Taip rungtynės ir pasibaigė. Bet kaip galvojat, ar patiems studentam, ar patiko, ką čia sužaidė? Žiauriai patiko. Sako, Jamesai, labai smagus žaidimas. Galbūt, kad legaliai pasimušt galėjo, bet esmė, sako, mes supratom, koks jis įdomus ir azartiškas žaidimas. Ir patys studentai sugalvojo šiam žaidimui pavadinimą. Kaip jie anglų kalbą galėjo pavadinti? Iki šių. Basketball. Taip, čia pačių studentų sugalvotas pavadinimas. Ir tas basketball žaidimas labai greitai pasklinda po kitus universitetus. Žmonės kalba, kokį čia įdomų žaidimą mūsų fizrukas sugalvojo. Po mėnesio laiko Springfieldo laikraštį paskelbiamos šio žaidimo taisyklės. O prabėga metai ir visa Amerika jau žaidžia krepšinį. Viena bėda, jį žaidžia tik vaikinai.
Panelės į krepšinį. 1913. Jie 10 metų už mūsų anksčiau pradėjo krepšinį žaisti. Estai, prašau. Bet mes nuvažiuojam pas Latviuką. Ir kaip galvojat, ar Latvis daugiau? Mes įmetum 21 tašką, bet ar Latvis daugiau ar mažiau įmetum? Mažiau. 40. Dvigubai daugiau. Pralaimėjom beveidžiškai tas rungtynes. Nemokėjom mes to krepšinio žaisti. Nuo 25 metų iki 35 metų Lietuvoje krepšinis praktiškai neegzistavo. Per 10 metų mes žaidžiam kaip su Latviais, Estais. Sužaidžiam 17 rungtynių. Kiek mes iš tų rungtynių laimėjom, kaip galvojate? Vienas rungtynės per 10 metų. Rezultatas tragiškas. Jeigu rezultato nėra, koks šis susidomėjimas gali būti, ar ne? Nerbijo Lietuvoje krepšinis buvo žemiau plintuso. Futbolas buvo numeris 1 su metu. Nu bet ką, reikia mums kažką daryti. Tais 35 metais, kada Lietuvoje krepšinis buvo praktiškai numiręs, tarptautinė organizacija pavadinimu FIBA organizuoja patį pirmą Europos čempionatą. Jis vyksta Šveicarijoje. 8 valstybės pakviestos į patį pirmą Europos čempionatą, kuris pavadinamas Eurobasket. Ar Lietuva buvo pakviesta į Eurobasketą? Kas toks buzeris kvėrė? 10 metų vieną pergalę. Niekas Lietuvos net nekviečia. Bet latviukai ir estai buvo pakviesti tą Eurobasketą. Tai vyksta Šveicarijos čempionatas. Tai galvojam, kas jį laimi? Latviai, tai Latviai tampa pačiais pirmais Europos čempionais. Ir tuo metu yra tokia taisyklė. Jeigu tu laimėjai Eurobasketą, padvėjai teisų, gauni teisų organizuoti, kaip dabar Eurovizija. Ne, tas pats. Kur ką, Latvijai laimėjo 35 čempionatą, žino, kad po 2 metų Eurobasketas atvyksta kur? Latvija. Nu ką, Latvijai ruošiasi savo krepšinio šventį vasarą. 36. Mes sužaidžiam rungtynės su Latvija. Pralaimėjom eilinį kartą beveik su Latvijams ir po tų rungtynių Latvijai sako: žiūrėk, jūs nenorit kitais metais pas mus atvažiuoti čempionatą? Mes suskambom, koja čia mus kviečia, tik mes nemokam to krepšinio žaisti, ne? Aš trūkai irgi žinau, kad nemokam. Jie 10 metų mums kūrą atvažiuoja. Sako, taip, proliukai pažaisti. Ir mes dvejojame, bet tikrai norim važiuoti tą Latviją su vietiškai pasidaryti. Mes pasakom, duokit mums šiek tiek pasigalvoti. Gerai, sako Latvija, yra laiko, pagalvokit. Ir ką? Mūsų komanda buvo, kaip ir minėjau, praktiškai numirusi, ne? Mes kaip buvom praščiokai, per tą 10 metų tokie ir išlieka. Bet mūsų vadovas, Konstantinas Savickas, išsiunčia laišką į Pasaulio lietuvių kongresą su prašymu: prašau, atsiųskit mums grupelę Amerikos lietuvių čia į Kauną, kad jie atvažiuotų ir išmokytų mūsiškius žaisti krepšinį. Taip ir vyksta. Po 2 mėnesių atvažiuoja 4 lietuviai: Feliksas Kriušiūnas, Pranas Kuzmauskas, Mykolas Lugys, Juozas Žukas ir didžiausia žvaigždė, tai buvo Pranas Lubinas. O kodėl jis buvo didžiulė žvaigždė? 36 metai. Berlyno olimpinės žaidynės. Pati pirma olimpiada, kuri buvo įtrauktas krepšinis kaip olimpinė sporto šaka. Pranas Lubinas buvo Amerikos rinktinės kapitonas, kuris dalyvavo olimpiadoje. Jis ne tik dalyvavo, jis tapo pirmuoju olimpiniu čempionu. Iš karto po šios olimpiados Pranas Lubinas sėda į traukinį ir iš Berlyno važiuoja į Kauną prisijungti prie kitų Amerikos lietuvių, padėti mūsų rinktinį išmokti krepšinį žaisti. Kaip mušinėt kamuolį, kaip išmesti taisyklingai, kaip kažkokį derinį padaryti. Diena iš dienos dirbam su tais Amerikos lietuviais. Ne? Nu ir ką, mes besiruošdami su šiais Amerikos lietuviais jau gaunam iš Latvijos spaudimą. Nu tai ką, važiuoti čempionatą, mums reikia atsakymų. Mes pasakome, važiuosim. Jeigu šie 5 Amerikos lietuviai važiuos kartu, bet patiems Amerikos lietuviams buvo laisvė rinktis, ar jie nori važiuoti atstovauti mūsų šalį. Tai jie iš 5 Amerikos lietuvių 4 sutinka. Mūsų didžiausia žvaigždė Pranas Lubinas, kuris visą galvą aukštesnis už visus, jis atsisako važiuoti dėl tam tikrų įsipareigojimų, bet visi kiti sako, važiuosim, padėsim atstovauti. Susikraunam čimodanus, važiuojam dėl Latviją. Kaip galvoja, kaip mūsų laikraščiai rašo, ar palaiko tokį sprendimą važiuoti į Latviją? O jūs ten važiuojate, jis sako, laikraščiai spaudoj, Lietuva patrankų mėsa, uždarykit sieną su Latvija, klonų vagonas į tą cirką važiuoja. Jokio palaikymo.
Mes ir neturim pagrindo, tikėtą komandą, ne? Mes visiškai rezultatų nerodom. Niekas ir jie netikė. Iš 8 komandų, kurios bus Rygoje, kurią mum vietą prognozuoja. Kai kurie sako 9. Taip, mes visiškai neturėdami jokių lūkesčių iš 16 Latvijos. Na, Latvijoje vykęs čempionatas, atvyksta Latvijos prezidentas, Janis Ulmanis, pristatoma mūsų rinktinė. Ir koks tuo metu formatas? 8 Europos valstybės padalinamas į 2 pogrupius po 4 komandas. Iš kiekvieno pogrupio išeina po 2 komandas, kurios keliaus į pusfinalius, ar ne? Kaip matome, mes esam pusfinalius su Italija, Estija, Egiptas. Turim prančias rinktinės. Pirmosios darimo rinktinės. O mes jas pradedam prieš vieną stipriausių Europos komandų. Italus. Jau buvo laikoma favoritė laimėti visą čempionatą. Kaip galvoja? Italai įmeta 20 taškų tas rungtynes. O mes daugiau ar mažiau? Sensacija, 22. Taškeliais įveikėm Italus. Mes pasigavom labai gerą emocinę bangą, kad jeigu Italai įveikėm, tai čia gal kažką ir nuveiksim šitam čempionatui. Antros rungtynės. Estai, puikiai žinomas varžovas, įmeta 17 taškų. Mes daugiau ar mažiau? 25. 2 pergalės per 3 dienas. Mes per 10 metų jau nematėm tokio rezultato. Jau Latvija turėjo sunerimti. Jau Latvijos reikalas sunerimti. 3 rungtynės, Egiptas, labai egzotiška komanda, sutriuškinta. 11-33, sutriuškintas Egiptas, 3 pergalės iš 3, pirma vieta grupiai, mes pasitikėjimą įgavę, jau forma irgi mūsų kyla, keliaujam į pusfinalį. O mes susitinkam su mūsų kaimynė, kuria? Lenkais. Mes žaidžiam su Lenkais pusfinalį. Leisim primin politinį kontekstą. Tuo metu mes su Lenkais toli gražu nedraugavom. Juk Lenkai okupuoja Vilnių. Kaunas laikinoji sostinė, o dabar turim progą įkasti Lenkų. Galbūt ir per sportinę prizmę, bent jau taip, ar ne? Lenkija įmeta 25 taškus. O mes daugiau ar mažiau? 35 taškeliais įveikia Lenkiją. Mes kaip lietuviai ne kiek džiaugiamės, kad mes finale, kiek kad Lenkus įveikėm. Visi laikraščiai spalvoja. Lietuva Lenkijos užkariautoja, paaiškiai. 4 pergalės iš 4. Mes tarp 2 geriausių Europos komandų. Laimėkim dar vienas ir mes tapsim Europos čempionais. O finale mes susitinkam su komanda, su kuria ir pradėjom čempionatą. Kokia tai komanda? Italija. Jį pateisino favoritės statusą, jį nueina iki galo. O negana to, Italai jaučia, kad tose pirmose rungtynėse mes jos per stebuklą įveikėm. Jie tikrai jaučia, kad ir daug stipresnė komanda už mus. Dabar mėlyje, įsivaizduokit tokią situaciją. Lietuva 23, Italija 22, bet rungtynės dar nesibaigė. Lieka žaisti 3 sekundės, nes laimim vos 1 taškeliu. Bet Italai turi paskutinę ataką. Ir vidury jų atakos mes prasižengėm prieš Italų krepšininką. Jie gauna mesti 2 baudų metimus. Susimės bent 2, o tai susimės į Europos čempioną. Bet negana to mūsų treneris Feliksas Kriaušiūnas su teisėjais, labai jau ten akis raskydamas, jiems mum techninę pražangą uždirba. 3 baudų metimus. Viskas. Jau nurašomės tą finalą, ar ne? Bet Italai dar reikia baudą susimesti. Atsistoja Italas kinkom trebančiom tas mesti 3 baudos metimų. Kiek iš tų 3 jis pataiko? Nei vienos. Visos 3 ir prameta. Ir taip mes tampam Europos krepšinio čempionai. 5 pergalės iš 5. Filmo scenarijos kartas finalas, ar ne? Ir mes pasiekėm tai, kas buvo atrodė visiškai fenomenalus pasirodymas. Į ko mes turėjom likti paskutiniai, ko mes laimėm visą čempionatą. Tai mums buvo įteikta po finalo Europos čempionų titulas Janio Ulmanio sidabrinė lėkštė, kuri ir dabar yra eksponuojama mūsų krepšinio namuose. Nu ir ką? Didžiulė šventė. Grįžę mūsų krepšininkai Kauno traukinių stotį, jos pasitinka 100-tūkstantinė minia. Absoliuti jūra žmonių sveikina mūsų krepšininkus, švenčiant su visais pasiekia tokį nuostabų pasiekimą. Ne? Ir va tada jau palengva atsiranda meilė tam krepšiniui. Taip. Gerai, labai ačiū. Kadangi mes tapę Europos čempionais gaunam teisę kam?
Po 2 metų čempionatą rengti Lietuvoje. Didžiulė krepšinio šventė atvyksta į Kauną. Mūsų prezidentas Antanas Smetona įsako, kad mums reikia pastatyti naują areną. Moderniausia ir tik krepšinių skirta, tai bus vienintelė tokia visoje Europoje. Kokia tai arena? Taip, jūs neįsivaizduojate, kaip užtikrinta jaunimas galvoja, kad tai Žalgirio arena. Tai yra įspūdinga. Toks statinys 39 pasaulio stebuklas. Kauno sporto halėj sakyta pasakyti visiškai teisingai. 2 bėdos. Antanas Smetona mums duoda 6 mėnesius jai pastatyti. Be proto trumpas laikas. Atrodė, kaip mes per pusę metų pastatysim pastatą, kuris yra pats kompleksiškiausias ir sunkiausias Lietuvos istorijai. Mes kaip lietuviai niekad arenų nesam statę, net nežinom, nuo ko pradėti. O antras labai svarbus faktorius - statybos vyksta visą žiemą. Ar ne? O žiemos tuo metu buvo daug rimtesnės negu dabar. Dieną naktį statybininkai dirba, kad tik tai spėtume ją iki gegužės pastatyti. O pradėjom tik lapkritį. Tai labai trumpas laikas, praktiškai sąlygos yra neįmanoma. Nu ką, kol mes statomės Kauno sporto halėj, mes sužinom puikias naujienas. Prie mūsų rinktinės prisijungė didysis talentas Pranas Lubinas. Tiesa, Latviai sužinoja šią naujieną, kad Pranas atstovaus Lietuvai, labai supyksta. Kaip manot, kodėl? Labai logiška, kad jis sakytų, už Ameriką žaidėjai, ko čia dabar į Lietuvą atvažiuoja. Bet latviukai kitokį šiaudį įsigrėbė, sako, neleiskit Pranui Lubinui žaist, nes jis per aukštas. Sako, kaip jūs galite leisti tokiam milžiniui, leisti visai žaist. Jis visą galvą aukštesnis už visus, ar ne? Siekia Pranas 2 metrus? Ne. 1,98 m. Bet net ir be tiek, trūkdamas 2 metrų, Pranas buvo vienas aukščiausių Europos žaidėjų. Vidutinis krepšininko ūgis buvo 1,75 m. Visi mažiukai lakstydavo, o Pranas visą galvą aukštesnį už visus lakstydavo. Ir Latviai taip jėmo, kaip sukčiavimą, tokį milžiną pasiūkti komandą. Tai va čia jau karas, per buvo. Tai jau sakytų per aukštas. Bet FIBA atmetė skundą, leido Praną Lubiną atstovauti Lietuvą ir mes, gegužės 13 dieną, kažkokiais įmanomais būdais spėjam pastatyti Kauno sporto halę. Iš karto atvyksta FIBA komisaras, įvertinti salę, o jis pasako, čia geriausia arena Europoje, kaip jūs taip greit pastatėt, tai aišku, kad čempionatą galite organizuoti. Neprabėga nei savaitė, 39 metų gegužės 20-oji Europos čempionato atidarymas. Nu ir ką? Atvyksta Antanas Smetona, pasako savo įžanginę kalbą. 10 000 žmonių susirinko į Kauno sporto halę. Tai buvo absoliutus lankomumo rekordas. Vidutiniškai čempionatus rūdavosi 2,5–3 tūkstančiai žiūrovų, o mūsiškai 10 000 sugrūdo į Kauno sporto halę. Turbūt daugumai kyla klausimas, kokiais būdais, ne? Aš pats vaikystėje, jeigu eidavau į Kauno sporto halės rungtynes, 5 000 maks, bet reikia nepamiršti suolai panašių būdavo. Daug daugiau žmonių galėdavo sulaukti. Kažkas ant stovų užsikabaroja, dar kažkas. Deklaruoti skaičiai buvo štai tokie. Kosmosas, ne? Ir tuo metu, koks yra formatas? Dabar jau nei finalų, nei pusfinalių. Visos 8 valstybės yra sumestos į vieną grupę. Tai reiškia, kad su visais po kartą sužaisim. Ir po jų, po 7 rungtynių, sužinosim, kas taps Europos čempionas. Pirmosios atidarymo rungtynės, mes jas pradedam prieš vieną didžiausių principinių varžovų. Kaip man sako, Latviuką. Nuo Latviukų 10 metų įskūrą gaunam, ar ne? O dabar turim progą jiems atsirevanšuoti. Pasižiūrėti, kas dabar yra stipriausias. Tiesa, tos rungtynės buvo neeilinės. Taškas į tašką rungtynių metu didžiausia intriga. Kas čia laimės? Ir ką? Lietuva 35, Latvija 36. Vienu taškeliu laimi, kad lieka žaisti 2 sekundės. Ir mes įmetam kamuolį mūsų didžiajam milžinui Pranui Lubinui po krepšiu ir jis su paskutiniu metimu pavogė pergalę. 37–36. Visa halė ošė. Mes ką tik nugalėjom didžiausią mūsų varžovą Latviją. Labai svarbu pirmą tašką pasiėmėm. O Latvijai taip ant mūsų susiko pas rungtynės, kad kitą dieną iš Latvijos vyriausybės atkeliauja laiškas,
sakydami, mes iššaldom diplomatinius santykius su Lietuva. Mums lašiukai pradeda grasinti karu. Jūs esate didžiausi sukčiautai, su kokiais mes esam žaidę, kad jūs tą milžiną į savo komandą pasiėmėte. Kaip ironiška, tas milžinas mums ir lėmė pergalės. Kitas rungtynės mes sužaidžiam prieš italus, sutriuškinam italus visiškai, ne? Vengrus, vienu didžiausių Europos, irgi rekordą tuometinį pasiekėm, 79-15 Vengrijos sutvarkyta, ne? Estus nugalė, tos pačius Lenkus, prancūzų, lieka dar vienos rungtynės, mes jas žaidžiam, jau 6 pergalės iš 6, laimėkime dar vienas ir mes nebijotini antrą kartą Europos čempionų. Tas rungtynės mes žaidžiam prieš Suomijos rinktinę. Toli gražu ne pačią stipriausią komandą, visi tikisi pergalės. Bet kas atėjo į tas rungtynės, tikrai nesitikėjo pamatyti rezultatą, kokį pamatė. Suomiai įmetė 9 taškus. Kaip galvojat, jaunimas? Mes daugiau ar mažiau? Pasižiūrim. 9, 112. 103 taškai, didžiausia persvara, laimėtas rungtynės Europos čempionato istorijoje. 7 pergalės iš 7. Viskas kaip sviestų pateka. Mes antrą kartą Europos krepšinio čempionai. Nepralaimėję tik nei vienų rungtynių, mes apgynėme Europos čempionų titulą. Ir dabar nedėla to, kad mes lietuviai įsimylėjom šią sporto šaką. Mes suprantam, kad mes gaunam didžiulį dėmesį iš viso pasaulio, apie mus pradeda rašyti užsienio spauda, kaip nykštukinė šalis dominuojanti Europos krepšinį. Mums yra įteikiamas štai toks Antanas Smetonas, sidabrinė skrynia, kitaip tariant, Europos čempionų titulą. Kurį taip pat galėtume atrasti Lietuvos krepšinio namuose, eksponuojamas originalus eksponatas. Mes tampam visišką Europos krepšinio viršūnę, gavę teisę organizuoti čempionatą. Vėl mes jo neorganizuojam dėl aiškių priežasčių. Antras pasaulinis karas, kuris sustabdo viską. Iki pat 45-ųjų sustoja visi Europos čempionatai, visos olimpiados ir mes nebeturim teisės, neturim progos įrodyti pasauliui, kokie stiprus esame. Bet karui pasibaigus, mes vis tiek paskutiniai Europos čempionai turim teisę organizuoti. Ar organizuojam? Kaip tu organizuosi čempionatą šaly, kurios tiesiog nebėra, mes esame okupuoti Sovietų sąjungos. O Sovietų sąjungos 200 milijonų populiacijos šalis, vienas didžiausių, galingiausių tuometinių šalių, iš 200 milijonų. Bet visai netoli Springfieldo universiteto, kur ir gimė krepšinis, vos 20 mylių nuo jo buvo toks Smito koledžas, kuriame dirbo vienintelė moteris Massachusetts valstijoje kaip kūno kultūros mokytoja. Vardu Sanda Berenson Abbott. Sanda Berenson perskaitė laikraštį apie šį žaidimą ir jie nusprendžia nuvykti pas jo įkūrėją Jamesą ir sako, Jamesai, aš matau potencialą, kad galim įtraukti ir panelės į krepšinį. Tik šiek tiek pabandykim pakeisti taisyklės, paverskim krepšinį šiek tiek elegantiškesnių žaidimų. Jamesas sutiko su jos idėjom ir jie kartu kelis mėnesius tobulino taisyklės. Sumažino žmonių skaičių, jau ne 9 prieš 9, o kaip dabar 5 prieš 5. Jamesas nusprendžia uždėti lentą ant persikų krepšio ir patį krepšį pakeitė, kad jis būtų jau skylėtas, ar ne? Kad jį galėtų išeiti kamuolys pro jį. O kam ta lenta? Įsivaizduokime, yra balkonas, kurį mes jau matėm prieš tai, ir ten prikabintas persikų krepšys. Kitoje balkono pusėje atsistoja vaikinai. Kiekvieną kartą skridus kamuoliui link krepšio, rankas pradėdavo kaišioti, trukdydavo krepšininkam žaisti. Jie tada lentą uždėjo, kad nieks tų rankų nekaišytų ir po tokių esminių taisyklių pakeitimų Sanda Berenson Abbott organizuoja pačias pirmas rungtynės tarp panelių. Kaip galvoja, tarp panelės savo pirmose rungtynėse daugiau taškų įmeta nei vaikinai. Ta 1-0 permės čia, taip ir sunku turbūt, ne? 6-7. Tokio rezultatų. 6-7. Čia moteris. Net vaikai sako, va iš kur tas 6-7 atsirado. Tai kaip mes supratom, kad moteris gali irgi kuo puikiausiai žaisti krepšinį, tada palengva pradeda keistis požiūris, kad jos gali sportuoti ir daug daugiau veiklų daryti. Galbūt tai vyksta ne iš karto, bet būtent Sanda Berenson Abbott, kaip sakant, užkūrė tą sniego kliūkštės efektą, kuris leido keisti požiūrį. Dėl to Sanda Berenson Abbott yra laikoma moterų krepšinio moterį. Bet ji mums Lietuva yra labai svarbi. Kuo Sanda Berenson Abbott galėjo būti susijusi su Lietuva, kaip galvoju?
168 metus visai netoli Alytaus Butrimonių kaimelį gimė mergaitė vardu Emilija Valgrojevska. Iki 8 metukų Emilija su tėvais gyvena Butrimonyse, bet tada ji išvyksta su tėvais į Ameriką. Ieškot geresnės ateities. Pasiekusi Ameriką, Emilijos tėtis Albertas paprašo jos, kad ji pasikeistų vardą, kad lengviau pritaptų prie tuometinės aplinkos. Taip ir padaro. Ji iš Emilijos Valgrojevski pasikeitė vardą į Sanda Berenson. Dar ištekėjo, tada atsirado Abbott pavardė. Taip ir turi Sanda Berenson Abbott. Tai va, mes matom pačiose Butrimonyse mažos mergaitės statula su krepšinio kamuoliu, tai būtent jos garbė štai tokia yra statula pastatyta, kaip moterų krepšinio motinos gimtinės garbės, ne? Tai va, susipažinom su krepšinio tėvais. Džeimsas Neismitas, krepšinio išradėjas, tautybė kokia? Kanadietis. Ir Sanda Berenson Abbott arba Emilija Valgrojevski, krepšinio motina. Tautybė Lietuva. Būtent. Lietuva. Krepšinis atkeliauja tik po 30 metų. Labai ilgai reikėjo laukti šios sporto šakos, bet būtent šios panelės dėka mes dedam pirmus žingsnius. 1921. Iš Sankt Peterburgo grįžta jauna studentė Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskienė. 23 metų panelė, grįžusi į Kauną iš Sankt Peterburgo, suprato vieną dalyką, kad niekas nei Kaune, nei visoje Lietuvoje nėra girdėję tokio žaidimo pavadinimu basketbolas. Tai ką jį padaro? Jis subūrė grupelę merginų, jom visom papasakojo apie šį naują žaidimą, kurį išsistudijavo. Jos nueina į Vytauto parką, pasikloja molinį parketą ir pirmosios pradeda žaisti krepšinį Lietuvos istorijai. Tai panelės pirmosiai pradėjo daryti Lietuvoje, ne vyrai. Ir tokia situacija buvo net metus laiko. Mūsų panelės ir aprangos susikūrusios, ir komandos susikūrusios jau mėgėjiškai tarpusavį žaisdavo krepšinį. Nieko prieš, jeigu aš nenaudosiu mikrofono, gerai? Nes aš galiu ir taip, šnekėt, mūsų čia nėra daug, tai aš gal tiesiog išimsiu, nes aš turbūt nelabai įsitikės. Tai būtent mūsų panelės susikūrusios pradėdavo pirmos iš krepšinį žaisti, bet tarp vyrų didysis lūžis įvyksta po metų, 22 metais. Štai šis garsus vyriškis, Steponas Darius. Jis organizuoja pačias pirmas oficialias krepšinio rungtynės Lietuvos istorijoje. Jas padaro tai tarp pirmų 2 vyrų komandų. Laikinosios sostinės rinktinė ir fizinio lavinimo sąjunga. Bet jis ne tik, kad jas organizavo. Steponas Darius buvo irgi jos dalim. Štai vyriškis per vidurį. Steponas Darius irgi žaidė tose rungtynėse. Ar Stepono Darius komanda laimėjo tas pirmas rungtynės ar ne, kaip galvoja? 8-6 triuškinančių rezultatus, Stepono Darius komanda laimėjo tas pačias pirmas rungtynės. Ir balandžio 23 diena mes žymim kaip Lietuvos krepšinio gimtadienį. Prabėga 3 metai, 25 metais mes pirmą kartą subūrėm nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę. Geriausi Lietuvos krepšininkai suburti komandą, kad atstovautų mūsų šalį. Kaip čia pasakęs, nes per tos 3 metus įskylę geriausiai pataikė, tą ir pakviečiam į komandėlę. Su mūsų ta pačia pirma rinktinė mes nusprendžiam nuvažiuoti į užsienį, išsibandyti jėgas su kita rinktinė. Kur mes važiuojam? Pas braliuką Latviją. Tiesa, Latvija už mus daug anksčiau pradėjo krepšinį žaisti. Jie jau 6 metai kaip turi rinktinę. O patys pirmieji, kas iš pabalčio pradėjo žaisti, tai buvo estai. Dar norėtume teikti. Ačiū jums dabar. Mes, kada būname sirgaliai, iš tiesų vienas kitą jaučiame ir tarsi viena šeima. Na ir dabar aš čia būdama suradau draugą Vytautas, su kuriuo susipažinau. O Vytautas iš tiesų yra labai įdomus žmogus. Jis viską, taip pat kaip ir Dominikas, labai daug žino apie krepšinį ir kolekcionuoja knygas su krepšininkų parašais. Tai aš sakyčiau, paplojam visi visi. Ačiū Jums.
Na, va, labai džiaugiamės, Vytautai, kad jūs čia. Tai ką, mėlyje, tada pakviesim jūsų salę pasižiūrėti trumpą dokumentinį filmą, jeigu turim laiko ir noro tam. Pasidarykit kavos, arbatos, kol pereiksim. Jo vandens gal iš tikrųjų bestovint ir Kavos, arbatos pasidarykit. Vieną turim, kur pasirašęs šitos... Kiti? Kokie parašai yra ant tos knygos kitos? Krepšininkų. Komičiaus. Komičiaus? Kapitono. Dar vienas. Dar vienas iš tai prisiminus, seniai labai tas buvo. Jūs kartu? Norėjo pirkti mūsų namą. O. Pasakiau, kad čia labai gražiai. Ačiū jūs. Visą gerą. Tai išeinat, jūs į mane žiūrėsite. labai įdomus, fainos tokios ištraukos, nepraėjau trumpas. Kas nematė, tai Čia pirma? Čia gal dar važiuoju? Čia čia gal nori kavos arbatos. Nieko nenori. Koks tavo pašto adresas? Telefonai didžiukas, metai telefonus vis geresnė. Ir paskui sunku persverinti, nes telefonas netaip įsigiestų, viskas netaip. Ai, žiūrėjau. Tai jau gal. Aš jau surašyti gal. Aš taip pat tikriausiai atsiųsiu. Tai gal jau tokį pradėjo? Ne. Mūsų meilės išsilaukė. Šiandien tą parašė ir atnešiai. Esate išliko Bet tiesa, kad zintės nėra. Nežinau, nieko nerašė. Gerai, gal. O pasaulį. Atlaikys ir ko užsikainai. Nu jau, ko tau dabar trūksta? Man? Nu? Ateis viena. Dar viena. Mane arbatėlė.
kuris yra pats kompleksiškiausias ir sunkiausias Lietuvos istorijai. Mes kaip lietuvių niekad arenų nesam statę, net nežinom, nuo ko pradėti. O antras labai svarbus faktorius - statybos vyksta visą žiemą. Ne? O žiemos tuo metu buvo daug rimtesnės negu dabar. Dieną naktį statybininkai dirba, kad tik tai spėtume ją iki gegužės pastatyti. O pradėjom tik lapkritį. Ne? Tai labai trumpas laikas, praktiškai sąlygos yra neįmanoma. Nu ir ką, kol mes statomės Kauno sporto halėje, mes sužinom puikias naujienas. Prie mūsų rinktinės prisijungia didysis talentas Pranas Lurnas. Tiesa, Latviai sužinoja šią naujieną, kad Pranas atstovaus Lietuvai, labai supyksta, kaip man padėjo. Logiška, gali sakyti, už Ameriką žaidėjai, ko čia dabar į Lietuvą atvažiuoja. Bet latviukai kitokį šiaudį įsigrėbė, sako, neleiskit Pranui Lurnui žaist, nes jis per aukštas. Sako, kaip jūs galite leisti